Sveiki, mano vardas Jakobas ir jūs turbūt manote, kad aš esu tas populiariausias vaikinas. Ir taip, aš esu tik tai merginų tarpe. Ir aš neturiu merginos, nes nei viena iš jų man nepatinka. Ir nenoriu dėl to sukelti problemų. Vaikinai manęs nepriima. Aš jiem esu kitoks. Nežinau dėl ko. Iš manęs jie jau tyčiojasi nuo 3 klasės, jeigu aš gerai pamenu. Todėl dėl to man išsivystė tokia depresija. Ir jūs turbūt manot, kad čia nieko tokio, nes aš galiu būti draugai su merginom, bet ne. Tada jie dar labiau šaipysis. Aš nenoriu rizikuoti. Bet vieną dieną aš klasėje buvau, paišiau, rašiau, kaip ir visada, ir šalia manęs atėjo naujokė. Aš ignoravau ir nenorėjau šnekėti, nes aš nesu tas žmogus, kuris daug kalbėtų. Aš esu drovus. Kadangi visose kabinetuose sėdėjau vienas, aš visur sėdėjau su ja. Taigi, vieną kartą aš savo piešiau. Ir ji pažiūrėjo į mano sąsiuvinį. Ir viskas nuo to prasidėjo. Labas. Čia tu man? Nežinok, žmogui mėnulyje. Labas. Aš pažiūrėjau į tavo sąsiuvinį. Tu ką padarei? Pažiūrėjau į tavo sąsiuvinį. Šaunumėlis, pirmas žmogus, kuris sužinojo. Hei, nereikia slėpti. Gali pažiūrėti mano. Nemanau, kad galvosi tą patį. Ne, ačiū. Na, kaip nori. Nors ir nusisukau, mano smalsumas nedavė man ramybės. Tuo labiau, kad ji pažiūrėjo į mano sąsiuvinį. Tada aš pažiūrėjau į jos. Pažiūrėjęs, pamačiau, kad mes piešiame tą patį, tik tai kitą formą. Kodėl tu pieši tą patį, ką ir aš? Lyg aš norėčiau tave kopijuoti. Tiesiog, manau, piešiu tą patį, nes yra vienodos priežastis. Bet juk tu naujokė. Bet gyvenimas toks pat. Po to mes pradėjome šnekėti, labiau susibendrauti. Ir aš maniau, kad aš nemaniau, aš žinojau, kad aš susiradau draugę. Vėliau mes tapome geriausiais draugais ir visą laiką buvome kartu. Aišku, patyčios nesustojo ir toliau tęsiasi.
gal didesnis, bet aš buvau laimingas, nes aš turėjau žmogų, kuris visada buvo šalia manęs. Kad ir kas atsitiktų, visada padės. Visada mane paguosdavo. Vieną kartą aš atsivedžiau ją į savo namus. Tuomet mes pradėjome kiekvieną dieną, kada galėdavome, eidavome pas mane ir žiūrėdavome filmus, žaisdavome su mano augintiniu, darydavome namų darbus. Gerai, šito atsakymas turėtų būti toksai. Tu klausai? Jo, klausau, ką? Oi, Jakobai. Šito, aš norėjau paklausti, klausk, gi nesuvalgysiu tavęs. Ar norėtum su manim eiti į parką? Turim tai? Ta prasme, nieko tokio, jeigu nenori, aš tiesiog paklausiau. Aišku, kad noriu. Ką? Kodėlgi nenuėjus? Tik kada? Gal rytoj? Okay. Ir tada aš supratau, kad aš padariau klaidą. Didžiulę klaidą. Taigi mes atsisveikinom. Ir teliko laukti tik kitos dienos. Kitą dieną aš jai užrišau akis, nes norėjau ją nuvesti į specialią vietą. Teko užlipti į kalną. Ir viskas buvo taip tobula. Priėję tą vietą aš atrišau jai raištį ir jį patraukiau. Ji niekada nebuvo mačiusi tokio vaizdo. Tai buvo jai pirmas kartas. Ta išraiška jos veide iššokinėjo iš džiaugsmo, nes jos viena svajonė buvo patekti į panašią vietą.
Ji priėjo arčiau pasigrožėti vaizdu. Hey, Jessica? Ką? Na, aš galvojau, gal, tu norėtum, eiti su manim į pasimatymą. Ta prasme, aš sutinku, jeigu tu nenori ar kažką, tiesiog aš visiškai suprantu, jeigu nenori, ta prasme, tai tavo Kai jie mane pabučiavo, mano visas gyvenimas pralėkė man pro akis. Ir tai buvo nuostabiausias jausmas, kurį aš kažkada buvau patyręs. Aš sutinku būti tavo mergina. Iš kur tu žinai? Tavo akių. Jos išdavė, kad tai nebuvo klausimas, kurį tu norėjai iš tiesų paklausti. Aš neįsivaizduoju, kaip jį tą išsiaiškino, bet aš buvau laimingas.